Čia skirtingomis spalvomis pavaizduoti makroelementai. Norint suprasti mitybą, pirmiausia reikia žinoti pagrindus apie šias tris pagrindinės maisto medžiagas, kurios suteikia energijos, padeda auginti raumenis ir palaiko mūsų sveikatą. Angliavandeniai turi 4 kalorijas per gramą ir yra pagrindinis energijos šaltinis tiek kūnui, tiek smegenims. Riebalai turi 9 kalorijas per gramą ir yra būtini hormonų gamybai, smegenų veiklai, sveikai odai bei vitaminų pasisavinimui. Baltymai taip pat turi 4 kalorijas per gramą ir yra reikalingi raumenų, odos, plaukų atsistatymui, imunitetui bei hormonų pusiausvyrai. Nesvarbu, ar tavo tikslas yra svorio metimas, raumenų auginimas ar tiesiog gera savijauta, viskas prasideda nuo tinkamo šių elementų balanso. Jeigu nori auginti raumenis, dažniausiai reikia nedidelio kalorijų pertekliaus ir pakankamo baltymų kiekio. Dažniausiai nuo 1,6 iki 2,2 gramo baltymų per 1 kg kūno svorio. Labai svarbu pabrėžti, jog nesvarbu, kaip stipriai tu sportuosi, tačiau jei kūnui nesuteiksi pakankamai medžiagų atsistatyti ir pastatyti daugiau, tavo treniruotės bus veltui. Jeigu nori mesti svorį, būtinas kalorijų deficitas. Tačiau tai nereiškia, kad reikia visiškai atsisakyti riebalų ar angliavandenių, kadangi jie, kaip ir minėjau, yra labai svarbus tavo organizmui. Jei nori palaikyti sveikatą, užtikrink, kad gauni visų 3 makroelementų tinkomis proporcijomis. Proporcijos dažniausiai priklauso nuo tavo gyvenimo būdo ir tikslo. Tačiau bendrai sveikam suaugusiam galima rekomenduoti apie 25-35 procentai baltymų, tarp 45 ir 55 procentų angliavandenių ir apie 15-25 procentus riebalų. Taigi apibendrinant, šios 3 maistinės medžiagos yra tavo mitybos pamatai. Suprasdamas, kiek energijos jos suteikia ir už ką yra atsakingos, gali sąmoningai valdyti savo mitybą ir pasiekti bet kurį tikslą, nuo geresnės savijautos iki stipresnio bei sveikesnio kūno.